Jo, puikiai, 23,4 matosi. Pažiūrėk, ten kaip toli toks vaizdas biškė. Man vos nepasivaideno per kamerą, kad kažkas priekyje stovi. Matai tada krūmė ten akis. Įsivaizduok, tu mes kažkur nuvarom mišką ten ir tas staiga paimam kažkas tau patapušnoja už nugaros. Kodėl atrodo, kad lyja, bet nelyja? Matau. Mačiau. Mačiau. Durnas. Žmogau, kas jeigu už mūsų? Kiekam iš karto į krūmus ir jungi lauk šviesą. Wow, kas ten? What the f... Tu kažką matai priekyje? Nu, ten kažkas tikrai atstovi. O jis ten lyg kažkas stovi, atrodo kojos, taip ten dvi. Didelio. Nematai, va ten. Kas ten? Kažkas judančių. Čia yra namas. Šitame name pasikorė vyras, naudžiaukas. Iškai pasišiauščio oda, bet viso perginį kamerą kažkas išlenda. Nu, čia nebus. Net vairis. Sveiki žiūrovai, sveiki atvykę į video ir šiandien mes bandysime praleisti naktį. Žodžiu. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. Šiandien mes bandysime praleisti naktį miške, kuriame vaidenasi Lietuvoje. Tai va, esam su draugu Arijumi, kuris irgi dalyvaus, o čia Vaižiuką, net jie iš karto aptikom minant į mišką. Tai va, bandysim išgyventi naktį, kaip sakant, gal monstrus tiksim, gal laumius susirasim, nežinau, Vacarijus. Tai idėja ir dabar girdis traškas vykti. Ir lyg lietus būtų, bet nėra lietaus, net nelyja. Tai dabar galvoju jau tada pradėsim jaučiu eiti. Ką žinau, Arijus bus tiesiog irgi dalyvaus normaliai vidaus ir nebus kameramen. Tuo nematau, dėl žiūko nenoriu suminti. Sargiai labai. Sapma, Galima bro. papetintą žiūką galima. Sapma, Ir bro. paliekam jį kalkai susigandęs, va. Sapma, bro. Jo, iš karto dabar. Nu, akis nežibinam. Ir žiūrim, kur einam, tai jaučiu, tą reikėtų šviesą sujungti geresnį. Jo, Iškiai. tai gerai. Jo, tu žiūrėk, kad jokių čia nebūtų. Kažkiek jaučiu, koks monstras. Ką? Sakau, dar vienas. Žiūrėk labiau žemę. Reikia parodyti kamerai, kad valom. Žinai, kokį dar siaubo filmą miške žiūrėtum, tai čia iš viso fainai. Jo, puikiai, 23,4 matosi. Jo. Tai va. Vis daug trečia jiem miške. Va, įjimas įmi. Pažiūrėk, ten kaip toli toks vaizdas biškė. Matai ten tą... Nu, Jo, matosi šviečia. Matosi per kamerą. Aha. Aišku, ne taip gerai kaip... Jo, matau, ir akis ten nuo krūmuose jau sėdė, va, ten jau kažkas sėlina. Aš jį suvalgysiu. O tai čia. Alio? Jo. Jo, šiaip tai beje, aš sakyčiau, miške naktį reikėtų biškai daugiau žvalgytis, nes, žinai, tau už tavęs kažkas sėdi tam vietoj. Nu, žinai, aš suprantu, mes nebijom nieko, bet, žinai, suprantam, ten monstrų sakiausių gali būt, žinai. Ypač mes, kur vaidenas miške esame, tai, žinai. Yra dujų. Bairis, kad šiaip nelyja, bet jausmas lyg lyja, ne? Dabar 13 laipsnių šilumos yra. Už mūsų gali bet kas eiti, man gali bet kas per nugarą patapšnuoti. Gali būti tie šūdo barščiai. Bet mes ilgai apsirengę tais rūbais. Jam reikėjo patardavasim. Degtuką, kad nafik susprogdinti, jeigu kaip baisas bus. Ką žinau, tai aš šnešnovskio barščiai. Šnešnovskio. Kažkas panašaus. Reikia žiūrėti, kad nieko nesuminti. Tu sakyk, jeigu va, suraigi kokį, sakai, bliombo, stop. Jis labai saugos raigį. Taip, svarbu man gyvūnai. Gyvybės jų. Kur mes išeinam? Aš nežinau. Aha, mes čia labai įdomiai. Dabar. Nu, va. Dabar jau miške nieko nebėra. Kaip grįžti kelio atgal. Dabar tik tiesiai. Pas baisūnus visus. Jei ką tai susikausiu, aš raumenų susikalęs, viskas. Suvalgysiu. Ne, gerai. Nes toli turi matyti. Čia užoks takeliais.
Yra? Tu biški jo ir pasižvalgyk. Man vos nepasivaideno per kamerą, kažkas priekyje stovi. Yra toks. Ne tai, kad fenomenas, gal net fenomeną galim pavadinti. Kuomet esi tamsoj ir tavo, tiesiog pats pradedi įsivaizduoti. Jo. Matai tada krūmė ten akis. Aš laižeką iš karto padaryčiau krūmės su akimis. Eičiau ten, man nesvarbu, lytis ar kas ten. Laižekas, nes aš tiesiog... tipo, žinai, kai padarai laižeką, tada nebijai. Nusišneku. Bet jeigu kai laumė būtų, tai tikrai laižeka būtų. Ir daugiau. Jaunieji dabar žiūrovai jau šikai kelnes jaučiu. Šiandien žiūrėjom Obsession, apsėdimas. Jo, bet nebaisu. Baisus? Man nieko aš nepajaučiu, jokių stebėjimų. Man taip pirmą kartą žiūrėjau, vienas lovoj tyliai. Tai ką žinau, biškin, taip gal kažką pajaučiau šiek tiek. Sausiniam žiūrėjai. Jo, bet kažką ten biškutį, bet... Tai tada gali būti pensioneras. Bet šiaip labai nieko aš ten neįsigandau. Aš kažkaip iš viso baimių nebeturiu daugiau. Aš neturiu ko prarasti, neturiu ir baimių. Aš žinai, kaip sakant, kaip čia pasakyti. Nebijau mirti, nes neturiu inventorių nieko vertingo šiuo metu. Dar reikia pasibildinti kažką vertingo. Jo, mes specialiai filmuojam štukės 8 kokybės. Jau ne 4K, nes tipo reikia labai daug norime. Žmonės bet kada gali bet kas įvykti, bet kada gali bet kas iššokti, bet kada gali bet kas įvykti visiškai. Ir tipo, kad užtektų vietos. Kaip sakant, o žibintų mes čia neturim labai daug, čia šviečia į viršų, o jis daug už tavęs gali kažkas jau sėlinti ir vaikščioti, būti sustojus. Mums reikia kažkaip suderinti, kada mes sukame tą prožektorių ir kada šitą. Su kamera? Tipo, nes kai tu nusisuki, jau nieks nebesimato. Pas mane naktinio režimo nėra. Pasižiūriu po dešinę tai. Aha. Kol kas nieko, gerai grįžti atgal. Gaunasi, aš turiu dabar žiūrėti, labai sunku yra vienu metu žiūrėti tikrą gyvenimo vaizdą ir per kamerą. O ten pažiūrėtum, kokia akis jau stoj būtų. Dun. Žodžiu, ką ten sakei apie šiuolaikinės moteris? Aš gal nesakysiu. Sakei? Ten visai normaliai buvo. Nesakys, paskui pasižiūrės kokios. Nežinau. Feministės? Merginos, kuriams patinko ir vėliau apie manęs susidarys neigiamą. Greičiausiai turiu tave nuliūdinti, bet jaučiu, kad nėra tokių planų. Greičiausiai, kol kas, šiuo metu. Greičiausiai, bet aš nesu užtikrintas. Plaukus nusiskitas. Jo, plikas visada kaip visada, žinai. Niekas nemato tau, žinok, plikai. Ai, tu flashlight, wow. Aha. Dar net neplikęs skaitas. Įsivaizduok, tu mes kažkur nuvarom mišką ten ir tas staiga paimk kažkas tau patapušnoja už nugaros. Tipo man, nes aš einu iš galo. Tai man čia yra blogiausiai šiaip. O ir visai ramu, tu iš priekio eini. Aš einu iš galo. Man čia yra bišky taip. Galiu atsisukti atgal. Ta prasme. Nieko. Visai. Dėdėvytas kažkur čia miškuose, žinok, irgi. Dėdėvytas. Taip, paklausk Lukučio. Taip, dabar kur? Dešinė ar kairė naktį miške, dar ypač nepaprasta miške, kur vaidenas. Wow, flashbang. Populiarus. Tai kuris? Šitas? Aš sakyčiau gal į kairę. Kairė. Gerai, varom į kairę. Jo, aš kažkaip dešinė, kažkaip jaučiu šiandien, kad nelabai. Žodžiu, turim 2 vandens, kažkur apie 1,5 litro paskaičiau, ir vafliukų paėmiau. Ir dar savo vieną mėgstuką į ką. O kai žino, kas čia gali būti. Tiesiog paėmiau mėgstuką vieną. Ir, ką žinau, daugiau nieko nepaėmiau. Wow, jau kažką pagalvojau. Ir man eina Instagramo žinutės. Ne, aš šitą kelmą pažiūrėjau ten. Nešiukšlink miško. Tai. Nori paimti. Paimam, parsinešam namo, išmesim. Galim, aš tai. Tipo. Mes esam tvarkingi. Taip. Nes video. Ne. Nes mes tvarkingi, taip Lietuvos žmonės. Aš šiaip neimčiau, jeigu būtų ne video. Juokauju. Aš nežinau, nežinau ar imčiau. Kodėl atrodo, kad lyja, bet nelyja? Kažkas išgėrė skaniai alaus, numetė, o mes kaip bomžai renkam tą skaniai alaus numestą. Net nežinau, kaip čia yra įdėt. Ar į vidų mes? Aha. Jo, bet aš tikrai kažką girdėjau. Kad
Gerai, kad tu turi galę šviesos, o aš tik turiu už nugaros tau galiu patarimų duoti, kad nebūtum mes kaip aukos. Matai šviečia ten tokios kažkokia dalelytė. Ką? Va ten ant kelmo švytė. Nieko aš nematau, kas ten kur švyti. Žiūrėk. Ten matai? Kam tu? Maža dalelytė. Niekur nematau. Matau. Mačiau. Tai va švytė. Įdomi. Ką tu čia? Tu labai nepasirodai kamerą. O miego. Jis mane vertė čia būti. Net vakar labai gerai įsimiegojai, per tave nepažiūrėjome anime. Aš šiaip tokiu metu, jeigu miegočiau, žiūrėčiau anime. Iki 4 ryto. Aš matau, kada saulė nusileidžia žiūrėdamas anime, aš matau, kada saulė pakyla. Bet aš tikrai kažką girdėjau, va ten kažkur buvo. What the fuck. Bet aš kausiu, aš mušiuosi. Jei reikės, aš mušiuosi, bet nebent draugiškas. Kokia siela būtų, ką žinau. Bet mes čia būsim ilgai, mes čia apsigyventi jau. Jau gali pradėti, žiūrėk, kažkur išeinu. Ir į kur mes čia išeiname? Opa, atvira teritorija. Žinai, kad atvira teritorija pavojingoj vietoj nėra, ne visada yra gerai. Ką? Ar tu žinai, kad... Nu žodžiu, kur einam, kurią pusę? Po kairę, nes ten... Vėl į kairę sukam antrą kartą. Po kairę manęs kaimas. Maniau, čia pirmą kartą. Buvome šliužą deginam kažkada. Iš kur? Kad tu, aš tam niekada nedeginu šliužą. Aš ten turiu medžiagos, kaip Markis šliužą degina. Ai, nu gal jau. Pasiema tą dūmų, žinai. Ką dabar darytumai, kažkas dabar išlystų? Aš žinok, nežinau. Eitum muštis ar bėgtų? Čia antras variantas. Eitum muštis? Su manim kartu? Aš tikrai eičiau muštis. Aš sakiau, neturiu ko prarasti, aš nieko nebijau. Toks lyg su mašina važiuoja, žinai. Tokių kaip mūsų gaudyt. Ir vaikus išveš. Ai jo, ir pagrobti, tiksliai. Ai, aš visai pamiršau šį video galvojant idėją. Pagrobti gali. O šimtai niekal pamiršau šitą dalyką. Kiniečiam organus mūsų parduos. Greičiau gal išpirkos prašyti gali, bet išpirkos prašyti aš nebijau. Bet labiau, aš viso nebijau, šiaip, bet organus tai gali jau pjauti. Tai va šitas tai nesmagu, kai organus pjauti. Arba tiesiog nužudo nesmagu. Mes prigazinsim vaikus. Į mišką, kad bijotų eiti. Nu kaip tu čia Marozas iš Kauno kažkoks? Ką tu? Marozas iš Kauno. Kažkam skardinė. Jau vaikšto, net ne savo. Mano rajonas. Todėl gali tu iš čia ofiso kol aš tau neparodžiau kelio, kur eit. Tada gausi, man atrodo, tą plikę savo. Kas? Jau paskui tavo mama šitą video žiūrės ir girdės, o aš visų galvonu stovau Kauno rajono bado karaliaunas. Mano rajonas čia už mes randamės. Nesakyk, Jėzus Marija. Jau location revealed, new. Šiaip visi, šiandien aš jums atskleisiu savo gyvenamojo lokaciją. Galite visi privažiuoti. Nesvarbu, heiteriai, ne heiteriai. Šeštadienį bus šašlykų balius. Šeštadienį bus šašlykų balius, o sekmadienį jau mušimės su Marozais. Heiteriais. Heiteriais, kurie heitina, kodėl? Ai jo, dėl to, nes tiesiog esu žmogus. Tu durnas. Einam čia. Einam čia. Kaip savęs žiū. Sumažinau. Einam čia. Alio. Žmogau, kas jeigu už mūsų kažkas? Mes esam slaptoj misijoje. Nieko nesimato juodo kaip šiknoja. Tai
einam. Nežinau. Galim tamsoj paeit. Bet tai nieko nematysi. Gerai, leisk man Bet aš dar nematysiu su kuo muštis. Tu kas įsioji? sustabdyt. Aš nestabdysiu, nieko nesimato juodo. Tai girdėsis. Gerai, tegu kirtisi, faina bus. Paklausyt akustikos. Visai kaip stovyklai vasarą. Visai kaip stovyklai vasarą. Tokia kaip seniau būdavo. Stovyklose. Oi, ten tai būdavo faina. Suvažysi su nauju daug naujų vaikų, žmonių, mergų. Didžiausia tikimybė surasti paną, jeigu ieškai. Visada. Romantinių trumpų akimirkų. Link ten, paklausom kaip jie šneka, jeigu pykstasi gal net. Ten nebuvo šūvis. Bet ten buvo pliuvo. Ten kažkas ant stalo trenkia. Galim eit tamsoj. Pamatys, nes ten šviesos yra kaime. Jo, einame į ką, tai tiesiog pasivaikščiojimas. O jeigu puls, tai aš su internetu esu. Ir aš galiu streamą greit paimti pabūt. Taigi jums šviesa gerai? Nerekomenduoju, bet jeigu nori. Va, maža švieselė. Aš tai nežinau, kur mes šiandien dabar esame. YouTuberis miške. Su plikiu draugu. Bet mes bėgom, tai čia normaliai. Mažinti. Neįmanoma daugiau išmažinti. Ne. Epilepsija daugiau yra. Čia dabar yra trumpa matymą. jo, trumpa šviesa, žodžiu. Bėgam iš karto į krūmus ir jungi lauk šviesą. Nes nenoriu, kad mano draugelis taip darydavo. Nežinai, važiuos kažkokia bubutė, prisikabins, klausinės. Girčiau nebabūti važiuos, žinai kas važiuos. Ui, atsiprašau. Arijau, kaip dar čia, kokius garsus leidai? Šičia, tu leisk kamerą. Iš viso geriau dabar išjungai į kokį velnetę. Geriausia, prašymai. Iš viso geriau. Ai, matosi. Lietuvoje naktis yra šviežias. Keikėsi, gerai pista. Tyliau nebus, čia švieras. Aš jau į balą. Čia tyliau nebus. Jo. Va, žmonės įrodymas, kad Lietuvoje šviežios naktys. Va, matosi, nafik viskas čia. Baigiai, tik biškį nieko nesimato. O ten, va, niekada nesu buvęs. Ten lyg laumė kažkokia žiūri mane. Gal ir girdi jo. Geras telefonas šiaip. Girdi jo. O vaikų turi ten kviečiu, tai jau reiškia, jeigu vaikų turi, tai plius minus, žinai, kad tikrai nekvapėjai. Arba kaip tik prigrobė vaikų. Ir man atrodo, kad ten tik kažkas stovi. Pašviesa. Man kažkoks arabas rašo dabar Facebook'e. Kad ten tūkstančiai tai. O žmogu, aš neturiu arabų Facebook'e daugiau. Mano arabas. Bet paskui eisim į miškus dar, kur net nepažįstam. Ir aš tiek turiu milijonų. Aš suprantu, bijai. Nes nežinai, ką tu gali sutikti, ką tu gali rasti. Šiaip parodė greitai į kamerą. 021. Tai šiek laiko parodė. Tikrai nefeikina. Nu, matote, kad rimtai nusiteikė su YouTube'ui sugrįžimui. Kad prozos legendary sugrįžimas. Visiškai atnaujinimas. Įdomu visai čia šviesą jungti, kaip būtų. Nu tai debilas, kad čia nakčiai filmuoju. Kas ten? Oi, kodėl man automatiškai sukasi galvai tam? Tik išeita vilkais tam, kad gražu. Taip, ten, tai va šviesu. Tas mane, tas netarbuotų. Aha. Trinasi mano kojų plaukai. Žiauriai mieškia. Štai, kad nerekomenduojama būti be žemžmogių. Dabar mes praeisim pro visai įdomią vietą. O, žiūrėkite, Minecrafteriai, reikia nuharvestinti javus, bredą pagaminti iš 3 javų. Kažkas lyg švyti, atrodo. Čia kažkoks šūdas skrenda.
Man tai kažkokių šūdų čia skraido kartais. Flashbangas. Kažką atrodo girdėjau. Vienas taip eitum mišką. Žinau, ne. Jau per daug, ne būtų. Geriau saldžiai miegočiau. Dabar atsisuksiu gal, išžiūrėsiu, dun. Kažkas jau stovi. Nu, blemba. Žiūrėk, jau atrodo miške esame čia elektrinė. Antiek Lietuva jau įsivyščius. Važiangusi, nu. Mišką tvarai, ten elektrinė šviečia. Blemba, į stok Pennywise'ą būtume pasižiūrėję ir čia tvarė. Atsigirdu, kad Vėl kažką girdėjau. Kažką girdėjau priekyje. Kažko daugiau girdėjau. Palačiu, man kamera kažką trigerina ar ką. What the f... Tu kažką matai priekyje? Jo. Man irgi toks biškis. Nu, tu kur mišašą girdžiu? Čia ne tai kažkoks ant žemės, nu nėra pliks, bet kažkas jas vaikšto ant žemės. Beždžionė ten kažkokia. Miškėva taip, man. Ar pasitok dabar paimtum, pavyzdžiui, nusuktum į medžius kamerą. What the fuck? Ir atsisuktum čia va, pum, stovi kažkas prieš tave, kai įdomu keisto. Kai Five Nights at Freddy's 3 dalis. Jo, atsisakai, paimi ten Springbonis jau išlenda. Turbūt prasidėjo. Man tik myžalai smirda višiai kažkas. Man irgi toks biškiniausia. Nu žodžiu, jei bus monstras, kažkas išleis. Žinok, teks muštis rankomis. Gražios momento, gali neišvėsti. Gražios momentų. Yra dabar 0.33. Jo, duosiu šaunį, tu pats ten. Ką šį burną skrenda? O to vaiklys gaidį. Kandis. Ačiū. O iš ten kažkoks ten. Būtų visai faino Haunted House, žinai, kokį paimti, eksplorinti. Nu, tu kurmi gaidį? Nu, tu eik čia. Nutrenkiau šį 3 kartus. O ten kažkoks gaidys stovi mažas. Tai čia, kausi kalų. Nu, ten kažkas tikrai atstovi. Filmavimo, tai va, įdomu, kada išleisim video, kiek jau dienų bus praėję po video. Nori paruotis? Kviečiu į paruotis. Kaip romantiškai. Ko šitokį garsą įdomu skleidžia. Biški toliau, alio. Mes video filmuojam. Biški gal toliau galima, ačiū. Nors tu į rūrę nori gauti. Ne, jis toliau. Kaip suktų meškerį, blema garsas man. Tau? Nu, pro vandenuką. Aš girdėjau, kaip donga, kokį gongą muštų. Biškiu kažkokį girdžiu tokį iš toli. Tokį kaip siaubo žaidime, žinai, kad kažkas įvyks. O jis ten liko kažkas stovi, atrodo kojos, kaip ten dvi. Kur? Didelio. Nematai, va ten. Toli? Nu ten. Ai, ten aukštas. Aha. Eik, tu negazdink tas, kur aukštas. Aha. Žinai tuos, kur YouTube'ai būdavo tie Slenderman. Jo, aukšti. Jo, blet, negazdink. Įsigandai? Iškart, nu, ne tai, kad išsigandau. Bet tavo akis dabar ten žiūri daug. Gerai, dabar apsisukam lėtai. Taip? Pažiūrėm, ar už mūsų nieko nėra. Ne. Gerai. Einam vėl raimą. Bet prisiminiau tos visus Slendermanus. Jo.
Kas ten? Tu matai? Kažkas tai yra. Trenksiu gal. Šieno kupė. Ne. Tai kažkas judančio. Visą laiką darysi kažkas, tai neišsiskirti. Dabar nori įdomesnio tokio dalyko. Čia yra namas. Šitame name pasikrovė vyras, naudžiaukas. Dabar išimsiu maltas. Jo sielą dabar ateisim. Ką žinau, tiesiog sakau rimtai, actually, ne šitam name, bet dar kitam name, jis visą tarto žiauriai. Ir apsaugotas, o tam name. Ten actually pasikorė vyras. Kaip šiek metų. Nežinau, bet aš žinau tik, kad pasikorė. Ir šiaip gali būti, nes tas namas labai, naitum, ženklai yra kažkokie, kad negali būti visokių, ten žiauriai aptverta, apsaugota teritorija. Mes apie pusantros valandos vaikštam. Va, man net raudonai vienetas. Jeigu iki kokios trečios pavyktų iki Vičenhauro, tas pavyktų. Taigi, kadangi nieko daugiau mes ten nematėme, tai pabaigėme filmuoti, plius įsikrūdinėjo prožektorius. Bet išbuvome visą naktį miške. Iki 4:30, kada jau savo nepatikėjo. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video. Viso gero.